Sveiki visi, su jumis Žvejo kelias ir mes esame prie Buivydiškių ežere. Pas mane rankose meškerė, pavadinimas pas jį Robi, ilgis pas jį 2,70, masalas guminukas toksai šatys, medolių spalvos. Ir šiuo metu mes dabar eisim prie vieno kranto ir bandysim ten pradėti gaudyti. Tai kad iki mūsų sutikimo. Tai ką, mes ir atėjom prie mūsų pirmojo taško. Pradėsim pirmąjį metimą. Pabandysim biškį dabar padžigauti ant guminuką. Tokiais nedidelėmis sukimais. Žolių jau jaučiasi. Oras pas mus šiuo metu yra geras, ne taip kaip praeitame video, kad lyja. O dabar ir vėjo nėra, ir gražiai galima pasimėgauti mūsų žvejybą. Aš dabar ant tiltuko tokią mynę, toks senoviškas. Įdomu pažiūrėti, ar čia taip lydekų yra. Nes ten va, prie to namelio irgi vienas žmogus gaudo. Aš nežinau ant ko. Gal susitiksim. Bet čia žiemą buvau ant ledo. Tai ešeriukui tokie kaip mano pirštukas toks mažas. Taip pat norėjau pasakyti, kad praeitam video, kai pas mane meškerė, ryte, aišku, buvo biškiuka tokia sulūžusi, braką pardavė, tai aš nuo savo senos paėmiau meškerės ryte ir apsidėjau, tai šiuo metu niekas nedirba. Bet gerai, kaip turi atsarginių daiktų, visada tau prireikia. O mes bandom su jumis traukti mūsų laimikį. Bandom visur apmėtyti. Guminukas taip pat 9 gramų. Jo, žmogus irgi ant lydekos gaudo. Ten, kur prie to namelio. Įdomu, kažką buvo pas jį, nebuvo. Bet jeigu yra žmonių, yra žvejų, reiškia žuvies ir lydekų irgi yra čia pas mus žolės. Bet aš vis tiek šiandien su kostiumu ir vis tiek lipsim į vandenį ir labiau apmėtysim žolynas. Nes kaip praeitam video, žolynose buvo žiauriai geras smūgis. Kur mums pasitaikė ištraukti mūsų laimikį. Ir pabandysim šitam irgi video. Bandysim keisti daugiau, bandysim rodyti jums masalas, kaip jie atidirba. Tai va. Bandysim kažką pagauti, bandysim daug, aišku, kažką tokį įdomesnių paimti. Bandysim viską, bandysim visus taškus apeit, nes čia Buivydiškėse žiauriai daug ežerų yra, krantų yra. Čia mes esam prie pat pirmo kranto. Jeigu dar toliau važiuojant, tai yra daug dar krantų. Bet aš nežinau, daug laiko užims, kad čia visur praeit, bandyt kažką. Bet bus laiko, mes su jumis ir nuvarysim. Nu va, kelintas jo metimas ir nieko gero. Reiškia, reikia keisti mūsų lokaciją.
Dabar toks kaip tik oras, kad lydekas turi čia imti, turi. O. Pažiūrėkit. Mano guminukas, meduolis. Pakankintas jau, pažiūrėkit, jau viso jau. Bet vis tiek turi atidirbti. O dega svarbiausiai, kad veikia. Atėjom prie kito kranto. Dabar aš kai visada vandenį. Ne pirmą kartą. Kostiumas gelbėjo mane. Einam. Aišku, kad duobių nebūtų, kad pato nebūtų blium. Ir viso. Nu ką, pradedam vėl taip pat mėtyt link žolynų. Kad bent kažkoks smūgis turėtų būti, bent turi būti. Žolės. Labai malonus oras yra, nes nei vėja, nei lietaus, orai tokie, kad superiniai, kad galima pasimėgauti. Bandom. Dabar bandysim pakeist. Nes čia gylis yra. Čia kaip žiemą aš prabuvau. Pramiečiau jau žinau, kad koks čia gylis. Dabar mes išlipam iš vandens. Ir pabandysim su jumis pakeisti kitą masalą. Nes mano šitas guminukas jau matau viskas atidirbo. Ir jam reikia jau laiko palisėti. O pabandysime su jumis ant tokias vat. Trišakio, kur senoviškas. Nežinau. Ar bus kažkas, ar nebus. Ir po to bandysim taip pat ant mūsų populiariausio va tokio. Kur jinai ten pasislėpė tą lydeką, kad ją pačiupt negalima. Čia nėra įdomumo. Žolės. O, vien tik žolynas. Gerai, mes einam prie kito kranto, jau prie trečio. Ir bandysim ten kažką pačiupt.
mes su jumis einam prie 3 tvenkinio. Čia vakytas va. Žvejys eina, tai kad su jumis dabar pabūsiu aš. Ir va. Čia va toks va ežeriukas. Čia va privati valda, kur mes einam. Ir va čia va mes su jumis bandysim kažką pagauti. Taip pat. Čia va žvejys. Tas vyrukas ant plūdės. Tai ką, žmonės, bandom? Aš čia net gylio net nematau. Nu ką, tyliai, kad žuvį neišgąsdinti. Dar biškį. Pakeisim asiliuką. Pažiūrėsim, kaip kas pas mus gausis. Nes kol kas tylu. Štai ką, mes ir atėjom prie 4 mūsų taško. Toks mažas prūdikas, mažas ežeriukas. Nu ir pradėsim irgi čia gaudyti. Apėjom 3 tašką. Ten nieko įdomaus nebuvo. Pažiūrėsim. Gal čia mums pasiseks. Gylis čia netoks ir didelis, bet žiauriai daug žolių. Iš karto matosi, kad prie pat kranto. Įdomu, kur tas visas lydekas. Taigi čia tokie ežerai, čia tiek taškų yra, bet kad lydeko nėra. Ar jau viskas, jie jau eina miegot, jau per šalta, valgyt nesinori ar jiems ar ką. Žmonės, vat ir mūsų, pabėgo, nu tokia gera buvo, čia mes jau prie 8 esame ežerą ir vat iš 8 karto ir įtraukiau, bet blemba. Nespėjau aš įjungti kamerą, bet į krūmus iš karto. Bet tokia
gražuolė buvo. Nu, pabandysim dabar čia apgaudyt. Reikės keist masalą. Pabandysim duot jai va šitą vat Big Mama. Va, biški tokie jau pasidažusi. Taip. Nu, meškerė, kaip visada, atsilaiko. Nu, tokį spalvesnį duosim su odegytė. Reikės eit pro gatvę. Bet tai pinktelėjo, tai labai gerai. Buvo smagu pamatyti tokią momentą. Nu, bet vis tiek mes dar pramėtysim. Nes jinai išėjo link žalynų va šitų pačiavai. Tai šia ir pasislėpė, aš nežinau. Gaila, jeigu užkabinsiu medolį, praras, nes vis tiek po to momento, kaip lydeka kybo, jam galva visi nurovė. Nu, aišku, čia ne nuo vien tik lydekos priklauso, čia dar nuo svorio. Nu ką, esame prie paskutinto taško. Buvo tik vienas kibimas, daugiau nieko įdomaus. Žodžiu, tokia žvejyba, kad kartais būna, kartais nebūna. Visokių momentų būna, bet ir žuvies mažokai. Vis tiek, žuvies yra, bet aišku, dabar šalta ir tai vargaunasi. Nu tai ką, toks buvo pas mus video. Pačiupom vieną lydeką, bet neištraukiam. Apėjom praktiškai visą krantą. Nuo pirmo taško iki paskutinio taško. Tai ką galim jums pasakyti? Iki sekančio karto. Su jumis buvo Žvejo kelias. Iki dar geresnių momentų.